Ir tie, kas tai išgyveno, niekada nepamirš. Šaulių sąjunga įkurta 1919 m. birželio 27 dieną. Jau 90 metų Vlado Putvinskio Putvio idėjų įkvėpti šauliai puoselėja lietuviškumą. Kiekvienas tai daro savaip, tačiau yra dalykų, kurie mus sieja. Vienybė, gynyba, ginklas. Kiekvienas lietuvis tai taria panašiai, bet jaučia savaip. Šiame filmuke apie tai mums kalba jaunimo pamėgti atlikėjai ir menininkai. Kaime pas mano močiutę virš lovos, antram aukšte virš lovos yra tokia labai senovinė drobė pakabinta. Aš nežinau, kiek jai metų, begalė, ten net ne jinai ją audė, tikrai yra paveldėta, nežinau per kiek kartų ir ten yra parašyta Lietuva, tu liksi gyva, kol žemėje bus bent vienas gyvas lietuvis. Tai man kažkodėl visą gyvenimą vienybė asocijavosi būtent su šitais žodžiais. Šiuo metu pas mane yra vienybė su šeima. Tai jeigu tu neturėsi šeimos, kurioje yra viskas sklandu, vienybė, tai tu net negalvosi apie vienybę tautos ir panašiai, ar vienybę kolektyvę, kuriame tu dirbi. Ir principe tai yra tokie susiję dalykai. Na, vienybė kiekvienoje visuomenėje ar bendruomenėje yra būtina, bet kol kas pas mus, mūsų tėvynėje, kol kas visi susivienyje tik tai prieš ką nors labai pykdami arba prieš kažką protestuodami. Ta prasme, tik kai atsiranda kažkoks tai menamas arba tikras bendras priešas. Iš tikrųjų, aš labai didžiuojuosi, kad aš esu lietuvis. Tai ne nacionalistinė prasme, o kad aš esu gimęs Lietuvoje, kad aš esu Lietuvos pilietis. Tai man yra labai svarbu ir be abejo aš labai didžiuojuosi to, kad visada dalyvaudavau ir dalyvauju alternatyvioj kultūroje. Aš jaučiuosi alternatyvios kultūros dalimi Lietuvos. Tai labai geras jausmas. Pavyzdžiui, tai gali pajausti, jeigu atsitinka nelaimė kokį nors. Tarkim, stichinė nelaimė. Žmonės tada labai susivienyje visi. Ir man tas labai patinka. Bet jeigu atsitiko kažkoks, tarkim, netgi blogo, ar nežinau, tiesiog, pavyzdžiui, labai daug sniego buvo, va čia pas mus kažkada žiemą, ne? Ir tu jauti, kad žmonės, jie taip kažkaip arčiau vienas kito ir jie, kažkas atsitiko. Ir jie taip, kalbas, jie turi apie ką pasakyti viens kitam. Ir jie tada yra vieningesni negu šiaip. Nes šiaip, jeigu viskas yra normalios sąlygos, jie tik žygiuoja su savo darbais ir nieks nereaguoja viens į kitą niekiek. Manau, kad vienybė stiprina kiekvieno iš mūsų stipriasias pusės ir yra tokias nuvalkiotos frazės kaip tautos jėga vienybėje arba kartu mes galingi, tai galbūt skamba banalokai, bet tai iš esmės yra tiesa. Nes po vieną mes iš tikrųjų šiuolaikiniam pasaulyje labai daug nieko nepasieksim, aš manau. Aš iš tų žmonių, romantikų, kuris mėgsta vasarą keliauti ir kiekvieną sykį atrasti tą, ko nesitikėjai ir stebėtis savo šalim ir galvot, brač, o kodėl žmonės važiuoja iš čia, kodėl čiagi taip fainai, taip tiek daug visko yra ir principe mūsų šalis yra, manau, lobis, tik tai ne kiekvienas tą suvokia. Valstybė tai yra aš nesu gudresnis už penktoką, kas yra valstybė. Kaip paaiškinti valstybę paprastesniais žodžiais ir savo, ir suvokiamais. Tai yra garantas mūsų gyvenimas, lygiai taip pat ir mūsų prižiūrėtojas ir didysis mūsų baudėjas esant reikalui. Pati tautinė savimonė, manau, dar jaunai kartai yra nepakankamai įdiegta ir nepakankamai išugdyta ir nepaslaptis, kad kol kas sakykime, Valentino dienos šventimas užgožia vasario 16, nes tos šventės yra šalia viena kitos. Žmonės neturintis iš tikro suvokimo, neturintis pakankamai žinių, kuo kalti iš tikrųjų yra ir švietimo sistema, ir tėvai, ir tradicijos, ir ta pati valstybė yra užmiršusi ir kaip trečiaeilį dalyką nustumusi patriotizmo ugdymą. Jie tampa mase, kurią labai lengva pasinaudoti nacionalistinės pakraipos veikėjam. Man taip likimas susiklosti, kad man niekur nereikėjo bėgti ir man sekėsi, principė, darbas, tą, kurį aš myliu, man sekėsi Lietuvoje ir ačiū Dievui, lig šiolei man sekasi.
yra ką veikti ir bus ką veikti. Svarbu nesėdėti, netingėti, o imtis ir nelaukti, kol tavęs paspirs, nors dažniausiai mane spardo ir tada gerai sekasi. Tai valstybė ir aš tai yra neatsiejama, nes be valstybės, nežinau, žmonės būtų palaida bala. Mokėti gintis yra svarbu, nes niekada gyvenime nežinai, ar tau pačiam to prireiks, ar žmogui esančiam šalia tau reikės padėti. Nes vėlgi pasaulis nėra idealus ir visokios būna situacijos. Atvirai tariant, tikiu, kad yra žmonių, kurie nesupranta, kurių nepaveiksi vien žodžiais. Jeigu mus rimtai užpultų, pavyzdžiui, kuri nors didžiulė pasaulio valstybė, tai nemanau, kad mes apsigintume, bet visiška apatija ir visiškas silpnumas kai kurias jėgas gali tiesiog išprovokuoti. Aš iš tų pacifistų, kuris net žvejot neseniai pradėjo, jau nekalbant apie medžioklę, bet mano netgi labai artimų žmonių tarp yra tokių, kurie kolekcionuoja ginklus ir visiškai nesuprantu šito reiškinio ir aš iš tų tikinčiųjų patarlę, kad kartą netgi neužtaisytas ginklas gali iššauti. Tai yra visas menas, nežinau, turbūt visos pasaulio netgi karinės žvalgybos dėsto meną, žodžio meną, proto meną, nes manau, kad pačios didžiausios pergalės, bet kokios yra pasiekiamos galva, o ne pistoletais, ne tankais ir ne kažkom, tai galų gale patys ginklai nešaudo. Vėlgi už visko stovi žmogus, vadinasi, už visko stovi smegenys. Smegenys yra pats stipriausias dalykas tiek ginklo prasme, tiek puolamąja prasme. Nežinau, mes tokiam jaukiam pasaulio krašte kampelį gyvenam, kur ta grėsmė kažkaip kol kas nekvepia ir, nežinau. Ar aš ramiau gyvenu dėl to, kad mes turim lėktuvų ar tankečių papildomų šiais metais? Aš negyvenu ramiau. Tu visą laiką jautiesi labiausiai saugus savo tėvynį. Nes tu žinai, kaip čia vyksta, tu žinai kalbą, tu žinai mentalitetą žmonių. Bet mentalitetas tam tikras yra. Ir tu žinai, kaip elgtis šitoj šaly, kad tu žinai kampus, tu žinai gatves, tu žinai žmonės. Ir tu jautiesi saugus. Kaip išaiškinti 21 vaikams, kad jie iš tikrųjų gavo didžią laimę gimti Lietuvoje ir norėtų būti lietuviais. Ir jie stengtųsi išvažiavę, pamatę tą platų pasaulį, grįžti į Lietuvą, dirbti vardan tos pačios Lietuvos. Kad Lietuva būtų pats svarbiausias dalykas. Pradėsime tuoj, nuo šios valandos. Jau mes einame, bet tik reikia eiti greičiau. Menkokas būna darbas padarytas greitomis, paskutinę valandą. Geriausia vyksta darbas, kurį pradėjai tuoj, netidėliodamas. Įprask kasdien mąstyti, ką aš šiandien galiu padaryti tėvų žemės vadavimo reikalų. Dauguma bijo tokios minties, manydami, kad ji pareikalaus iš jų milžiniškos aukos. Nereikia taip manyti. Didžiausiai tautų žygiai ir darbai susikrauna iš mažųjų, bet gerai atliktųjų darbelių. Nesigėdik, neabejok, kiekvienas žodelis, kiekviena viršaus suartoji vaga, kiekvienas centas, jei tai bus tiksliai pritaikyti, nežus. Vladas Putvinskis Putvis, į Vilnių.